112 skambutis jis turėtų būti, kad žmonės suvoktų, kad tai yra pagalbos skambutis, kad tai yra žmonėms prašančios iš tiesų reikalingos jiems pagalbos. Tai patrulis nuvykęs į ten, sakykime, tą C įvykį, be abejo, ten priklausomai nuo to įvykio, jisai imasi tų priemonių, visų galimybių, kurios yra suteiktos jam, sakykime, policijos veiklos įstatyme. Bet ne visais atvejais jisai jau ten, sakykime, kitą kartą ir gali kažko padėti. Ir be abejo, mes ir siūsdami įvykio vietą, jeigu, pavyzdžiui, įvykis jau yra įvykęs kažkada, tai ir ten jisai nereikalauja neatidėliotinos skubios pagalbos, tai be abejo žmonėms gali būti, kad teks palaukti ir apylinkės inspektorių arba operatyvinės grupės pareigūnų ženkliai ilgesnį laiką negu, sakykime, kaip aš minėjau, valandą ir 2, kadangi tai vėlgi, kaip sakiau, tai ir priklauso labai nuo to, kada tas įvykis įvyko. Jeigu mes imsim, pavyzdžiui, savaitgalį, kada žmonės grįžta po švenčių, ypač būna po 3-4 dienų išeiginių, sakykime, po ilgų švenčių, pasipila būtai, namai, tai yra vagystės iš būtų iš namų ir tokiu atveju iš ties susidaro tokia, vadinkim, eilė, nemaža eilė, kada, sakykime, reikia reaguoti, atvykti į, sakykime, 5 iš eilės užfiksuotus namus ar būtus. Tokiu atveju pareigūnai važiuoja eilės tvarka ir tas, kas jau yra, sakykime, 5 ar 4, tai be abejo jiems teks palaukti ir tai gali būti ir 1-3 valandų, kadangi prie kiekvieno įvykio iš tiesų darbo įdėti reikia netrumpą laiko tarpą, taip, kad žmonės turėtų būti kantrus ir tokiu atveju laukti mūsų tol, kol mes galėsim tai padaryti. Mes prašome apibūdinti įtariamai tais atvejais, kai įvyksta įvykis karštais pėdsakais. Mums reikia įtariamai sulaikyti karštais pėdsakais. Tai yra įvykis įvyko ką tik tai ir mums dar yra galimybė jį sulaikyti praėjus visai labai trumpam laiko tarpui. Tai mums labai yra svarbu, kad žmogus, kiek tai aišku yra įmanoma, nes be abejo, objektyviai mąstant, kiekvienas žmogus yra skirtingai matantis, skirtingai vertintis aplinkybės, bet to skirtingai gali būti emociškai pažeistas, sakykime. Tai įtakoja be abejo jo tiems parodymams, bet mums labai būtų svarbu žinoti bent jau pirminius tų įtariamųjų požymius. Tai yra be abejo lytį žmogaus, ar ten tų įtariamųjų kelių, tenais, kaip jie buvo apsirengę, sakykime, ką jie dėvėjo, tokius ypatingesnius požymius. Be abejo, nenurodys ten bato dydžiai, sakykime, ar ten kepurės išmera, bet pasakyti, kad tai buvo, jeigu jis tai, aišku, tai prisimena, kad tai buvo raudonos spalvos striukė, kad tai buvo liktai juodos kelnės ir ten buvo jisai galbūt šviesių plaukų be kepurės, tai mums būtų, aišku, tai labai didelė parama iš jų pusės ir be abejo mes tokiu atveju šansai sulaikyti jį ženkliai padidėja, kadangi mes jau į tokius asmenys atkreipiam ypatingą dėmesį. Na be abejo, tai yra asmeninių daiktų vagystės tiek iš patalpų, tiek iš automobilių. Tai yra sudaro tokį, sakykime, didžiausią skaičių nusikaltimų. Jeigu kalbant apie įvykius, kurie kelia tokią didžiausią problemą, tai be abejo smurtas artimoje aplinkoje, mes jų iš tiesų turim nemažai. Šie įvykiai yra priskiriami B kategorijai, tai yra mes pakankamai turim greitai juos sureaguoti, nes niekada nežinom, kas laukia galimos aukos ir kokios pasiekmes gali būti mums nuvykus. Tai požymiai be abejo, tai yra jo, sakykime, jo rūbai, įtariamojo rūbai. Jeigu jisai naudoja kažkokias tai priemonės, tokias kaip transporto priemonės, tai be abejo mums irgi yra labai svarbu, nes tai labai ženkliai padidina mūsų galimybės. Na ir kiek tai žmogus sako, kiek tai yra įsiminę, tai be abejo jo ūgis, amžius ir tokios ypatingi požymiai, kurių, sakykime, nesumaišysi, sakykime, su kitais praeiviais ar kitais aplinkiniais ir tu iš karto pažvelgęs į jį galėtum įtarti, kad tai gali būti vienas iš tų įtariamųjų, kurios nurodė auka. Na be abejo, iš piliečių gaus pranešimą apie įvykdytą nusikaltimą ar teisės pažeidimą. Mums yra labai svarbu žinoti ne tik tai įtariamojo požymius, kaip jo asmenybės, bet ir jo pasišalinimo būdus ir, sakykime, kryptis. Tai vėlgi mums labai svarbu yra žinoti, į kurią kryptimį jisai nuvažiavo arba kurią kryptimį jisai nubėgo. Tai yra vėlgi mums labai palengvina orientuojant patrulius ir nukreipiant patrulius į įvykio vietą, kad užkirsti pasišalinimo vietas. Jeigu tai buvo naudojamas automobilis, tai labai yra svarbu žinoti valstybinius numerius, kadangi mes žinodami valstybinius numerius mes per duomenų bazę galim nustatyti
jo gyvenamąją vietą, tai yra labai daug šansų, kad vis tiek auka važiuos link savo namų ir kažkur tai ten jau galime mes jo tikėti ir sulaikyti. Na, o jeigu kalbant apie tuos labai populiarius plėšimus, vagystės, asmens daiktų vagystės iš piliečių, kada įtarimieji šalinasi be transporto priemonių, tai be abejo mums labai yra svarbu žinoti atėmus daiktus, į kurią pusę nubėgo, galbūt visuomeniniu transportu nuvažiavo, nes iš ties tai yra mums labai didelė parama.